vakaras. Bonjour, dar Kosmo TV yra, ne? Ar dažnai tenka dalyvauti tokio tipo renginiuose, kur pilna jaunų, žavių, veiklių, nuostabių moterų? Turiu dažnai galimybę, bet nedažnai ją pasinaudoju. Ar vyrai skaito Kosmo? Jo. O kas įdomiausia žurnale arba portale? Aš mėgstu šiek tiek skaityti kitokią literatūrą, tai praverčiu nuotraukas. Fotogalerijos įdomiausias, ar ne? Aš tikiuosi, kad ir toliau ir žurnalas, ir tuo labiau internetinis puslapis Cosmopolitan. Teko susipažinti? Dar ne, tai tikiuosi, kad tikrai mokys ir kad linkiu išties merginom pasidomėti. Ar sutiktum su teiginiu, kad vyrai lygiai taip pat skaito moteriškus žurnalus? Aš manau, daugelis vyrų domisi moteriškais dalykais, kad žinotų, ką kalbėti ir kaip bendrauti su moterimi. Kaip tu galvoji, kas yra jauna, žavi, veikli? Jauna, žavi, veikli? Tai, manau, toks, tai galima pavadinti kodu, kuriuo vadovaujasi daugelis šių dienų jaunų, sakykime, perspektyvių, protingų moterų, siekiančių truputį daugiau nei tapti namų šeimininkėm. Negali sakyti, kad tai yra karjeros moteris, bet iš esmės tai moteris, kuri ruošiasi užvaldyti pasaulį. Be to, kad intensyviai kuri Cosmopolitan produktą, kokios įtakos tavo asmeniniam gyvenimui turėjo žurnalas? Asmeniniam gyvenimui? Aš išdrįstau daryti dalykus, kurių niekada nedrįstau daryti iki tol. Ir aš manau, vienas iš jų yra tai, kad šiandien aš esu labai laiminga. O mylimai rekomenduojam dažniau atsiversti portalą. Turim labai įdomių temų apie vyrus. tą ir darom, bet dabar kažkaip nebeaktualu iš tikrųjų. Supratau. Cosmopolitanui visą laiką vartydavau patį žurnalą. O kada pirmą... Ne dėl to, kad pažiūrėti gražius vyrus. O kada pirmą kartą įsigijai žurnalą? O jau, net negaliu pasakyti, labai senai. Turėjus kažkokios įtakos savo gyvenimui? Yra mūsų mašinai, beje, voliojasi Cosmopolitanas Liepos mėnesį. Kaip čia taip sakai, voliojasi? Jis gražiai padėtas ant nugarinės dalies. Jau dabar ant priekinės, nes šiandien baigėsi benzinas, tai teko paskaityti labai beje puiku. Kaip tu galvoji, kokių savybių turi turėti Kosmo mergina? Aš manau, kad jinai turi būti, jeigu gerai prisimenu, drąsi, žavi ir veikli. O be šių, jauna? Aš manau, kad svarbiausia ne amžius, nes šiais laikais, kai, ta prasme, jeigu skaitysite Kosmo ir vadovausitės jų patarimais tiek mados, tiek stiliaus ir grožio, jūsų amžiaus nusakyti bus neįmanoma. Labai įvairus, labai fainas, labai betarpiškas žurnalas.